Tai ką, sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir dar viena diena ir dar vienas Minecraft'o video. Taigi, šį kartą aš jums parodysiu dar keletą naujų dalykų, bet prieš tai pražiūrim kaip veikia mūsų sistema. Ir kaip matot, jau pusę šito viso užpildėm. Sistema veikia praktiškai be priekaištų, kartais gali sustoti, bet tiesiog išėmė vieną kibirą iš čia, išėmė vieną iš sistemos ir paskui pradeda vėl viskas cirkuliuoti, kibirus atgal sudėti. Bet šiaip bugų daugiau nėra, dar kaip matot aš apdėjau su šitais coveriais savo šitą visą dėžę, nenoriu matyti plikų mikroschemų ir panašiai. Norėčiau vandenį uždengti, tačiau negaliu, kadangi jisai taip išnyktų ir sistema nebeveiktų. Taigi, ką aš norėčiau šį kartą parodyti, tai vienas, nežinau, turbūt geriausių dalykų bus, na, aišku, jums tai turbūt jau atsibodo tie visi techniniai dalykai ir turbūt metas šiek tiek papramogauti. Ir kaip aš suprantu pramogas, tai turbūt ir jūs tą patį galvoja, tai vėl pasidarom šiek tiek TNT. Man daug nereiks, iš tikrųjų, aš dabar pasidarysiu. Štai dar, kaip matot, turim 3 TNT ir su Industrial Craft pagalba mes išgaunam 4 TNT. Ir vėl taip sudedam dar keletą, vėl pakartojam viską. Dar šiek tiek, na ir 2 liko ir aišku mes vieną neturėsim. Nebent aš nueičiau pasivokčiau šiek tiek savo Mobius Fuel, kai tą ir padarysim. Taigi, neužmirškit, kad aš žaidžiu ant senos dar versijos. Tiesiog man kol kas tai patogiau gal, bet su laiku aš perdarysiu pasaulį ant kito, taigi man reikia vieno, dar šiek tiek lieka, nu nežinau ką čia pasiimti, tarkim, steikų, dar kažkas lieka, nu dar flintų. Taigi, grįžtam atgal prie savo crafting table, pasidarom dar keletą TNT. Industrial Craft TNT ir kaip matot vadinasi ITNT, tai Industrial Craft TNT, taip kitaip vadinasi. Ir taigi, atrodo viskas. Dabar aš pasidarysiu dar vieną tokį dalyką. Čia vėl Industrial Craft dalykas, tai bus Frequency Transmitter, taip dažnių perdavėjas. Ir aš jį panaudosiu visai kam kitam negu norėčiau gal. Ir atrodo štai taip, ir dar man plaukit, ko trūksta, dar trūksta vieno kabelio, atrodo. Atrodo štai šitaip, jo. Dynamite Ometa, taip, skiriasi, taip vadinasi. Ir jau turbūt iš pavadinimo spėjat, ką aš toliau darysiu. Tai iš paprastą Industrial Craft TNT darau dinamitą. Kaip matot, mes dinamito turim labai daug ir jie tik yra po 16 į vieną steką, neina daugiau. Ir aš dar ką žadu daryti, tai tiesiog bendrai mes galim praktiškai viską sudėti. O tiesiog dėl bendro vaizdo ir į vidurį įdėkim Sticky Resin ir gausim Sticky Dynamite. Tai vėl iš pavadinimo turbūt spėjat, kad šis dinamitas bus lipnus. Ir vėlgi jis nėra jisai stekinamas po 64, aišku gaila, bet nieko. Ir dar keletą. Ir spėkit, ką aš dabar žadu daryti. Kaip matot, aš turiu teleportą pasidaręs šiek tiek į apačią. Ir čia prisimenat buvo toks, kaip ir bardakas, ne, čia kyla į viršų. Man reikia į tą pusę, atrodo. Čia aš buvau daėjęs iki čia, buvau visiškai užmiršęs, kas čia yra ir panašiai. Tiesiog, kaip matot, čia yra. Taip, šiek tiek, matot, silpnesnis negu paprastas TNT, bet labai paprastas. Ir man jisai patinka vienas dalykas dėl to, kad žiūrėkit, nes nenori stekintis. Kad visi šitie va. Mirk, zombi, mirk!
Na va, kaip matot, padarėm bardaką iš štai šito. Ir man dabar reiktų kažkaip nusileisti, kad susirinkti visus daiktus. Ir aš, aišku, nepanaudojau savo... Girdėjau ką tik kažką. Taip. Matot, turim lapis lazulį ir nesėda torčios. Wow. Man šito nereikia, reikia pasiruošti, taigi. Tarkim, skeletonas prieik čianai kur nors. Tai dar vienas būdas, kaip... Wow. Kaip ant tave skeletoną iš ten iškrapšyti dabar, be lanko. Ai, žinau dar vieną dalyką tokį. Tai panaudosim tam portalų štai šitą. Pakeiskim štai šitą. Wow. Ir vėl. O, kokie arčeriai, matot. Taip dar dėl viena priežastis, kam naudojama... Tu mirk poveliais. O, mirė. Gerai. Dar vienas mirė. Nu, kas dar nori paskraidyti, ha? Ir dar dėl ko, dar vienas geras dalykas, tai galim rinkti daiktus. Taip, ne, aš vis dėlto. Ir dabar pakeičiam portalą, susirinksim savo daiktus, net neišlipę iš... Atminkit, tiksliau, kad yra dar viena versija. Išleista šito. Ir kaip matot, ne visus daiktus eina surinkti, bet taip turbūt neišeina pilną portalą atidaryti. Oi, būčiau zombių pas save atsi. Ups. Skeletonas, pašol, tu žinai kur. Taip, dar susirinkim. O šiek tiek susikaupęs, kadangi noriu viską beveik susirinkti. Aišku, ne viską išeis, na tiek to. Reik susirinkti tiek, kiek eina. Wow, creeperis. Ir dar ką pastebėjau turbūt jau, tai kad jeigu būna įstrigus kokia strėlė, tai, tai pasidarykim visus portalus išjunkim, pulsuojam 0, tikėkime įsijungia mūsų portalas, taip įsijungia, pasikeičiam, keliaujam atgal, Ivanai čia dar reikia apšviesti pirmą, kiek įmanoma. Žinau, kad tai nėra daug, bet girdžiu kažkur Endermaną aš. Ir dėja man neišeina nieko daugiau padaryti čia. Gerai, taigi šiek tiek papromogavom. Ir kaip tik matot, Minecrafto diena baigėsi ir aš dar keletą dalykų pasidarysiu. Tai va, kaip matote, susijęs Dark Matter bloką. Ir pasidarysim dar vieną energijos kolektorių ir aišku tai viskas veikia tik tais ant 1.0 versijos su senuoju Equivalent Exchange modu. Ir tai va, atsakau pirmą, kam naudojamas Dark Matter kaip blokai. Tai bus Antimatter Relay. Kaip čia? Antimatter Relay. Taigi, iš tikrųjų šitas geras yra dalykas. Tarkim, ir aš jį statysiu prieš tai čia.
Ir ką šį darys, kaip matot, vėl čia yra MC kažkas, yra šiek tiek vietos, yra čia kažkoks toks kaip šudukas. Ir principas toks, kad bet kokią tai įdėjus, bet kokius tai daiktus, iš šitų daiktų išgauna MC energiją ir jinai yra priskiriama kauptųsi arba čianai. Jeigu turėtume tokią vieną lasdelę, kurią aš turbūt pasidarysiu vėliau, tai į ją galėtume tą MC visą dalyką saugoti, arba šiuo atveju viskas keliauja padėti pagalbą štai šitam kondenseriui. Ir turbūt kaip turėtų nežymiai pagreitėti. Nelabai matosi tas pagreitėjimas, bet iš tikrųjų aš šito laukiau nežinau kiek. Ir mes iš šitų gausim blokų tikrai labai daug EMC value. Taip, ką čia dar dirt, tai nu žodžiu, praktiškai čia yra dar vienas dalykas, kaip atsikratyti cobblestone, dirt, nežinau, šiek tiek smėlio. Ir aš žadu padaryti šią sistemą vis dėlto prijungsiu automatinę padarysiu, kad viskas greičiau vystytųsi, nes man reikės dar daugiau šitų visokių dalykų arba tų kaip čia, dog matter blokų. Šitą reikėtų sistemą iš tikrųjų automatizuoti, bet kol kas, kaip matot, aš viską rankom darau. Įdomu, šitas turėtų duoti daugiausia. Pažiūrėsim. Ir kaip matot, čia šiek tiek yra dalelyčio efekto ir tas efektas turėtų būti paveiktas šito. Kaip matot, šitas nuo čia pajudėjo biški. Tuo tarpu šitas, jisai buvo jau irgi kažkur ties čia, bet jau pajudėjo labai daug. Taigi, nežymiai po truputį mes artėjam prie mūsų tikslo. Ir aš žadu, nežinau, ką čia tokio padarius. Man kyla klausimas, kaip man daryti. Ar persikelti 1.1 Minecraft ar likti su šituo. Kadangi didžioji dalis modų, tarkim, Portal Guno, štai šito, jisai veikia jau yra išleista 2 ir 3 versijos, tuo tarpu, kaip pas mane yra čia 1 versija ir jinai laikos tik ant 1.0 versijos. O 2 ir 3 portalo Gun modo versijos yra jau ant naujausios dalies ir atrodo, kad jos negalima grąžinti atgal. Tai, tarkim, būtų vienas iš tų pliusų, dėl kurių aš persikelčiau į štai šitą versiją Minecraft'o. Tačiau vėlgi, kaip minėjau, pasikeitė Equivalent Exchange ir aš iš tikrųjų norėčiau pabaigti su šituo, kadangi man kol kas smagu yra su šitais dalykais. Aišku, tenai yra viskas kitaip subalansuota, tai reiškia, pavyzdžiui, skirsis anti-matter relay, skirsis kolektoriai, skirsis šiek tiek kondensoriai, kai kurie iš jų turi po keletą net pakopų, po keletą lygių ir tai iš tikrųjų atsiliepia. Kaip vis dėlto matot, kad tą EMC mes dabar jau tiesiog įsaugom, kadangi štai šitas aparatas nesugeba priimti. Ir aišku, jis kažkiek tai išiminėja, bet aš čia tik dėl vaizdo dėjau, kad kauptų tą viską. Ir kągi, šį kartą šiek tiek pasprogdinom. Aišku, sprogimai nedideli, kadangi aš naudojau ne TNT, o tiesiog Dynamite. Šitą panaudosime šiek tiek vėliau. Tikrai geras dalykas. Ypač jeigu norėsit sprogdinti TNT ar tam tikrus dalykus iš tam tikro atstumo. Taigi aš jį pasilieku. Su jumis buvo Mr. Distro, Industrinė revoliucija 34 serijoje ir susimatysim sekantį kartą. Iki.